Sveikučiai visučiai, šiandien randamės keistoje aplinkoje, pas mane kambaryje. Turime įdomesnę seriją, šiek tiek išskirtinę. Praeitoje serijoje buvo apibrėžta, kad kaip ir golfo pabaiga, jis nebebus esminis rodiklis vaizdo įrašuose. Būtent šioje serijoje tą ir matysite, kada aš ir mano draugai važiavom, žiūrėjom naujas mašinas. Pradžioje žiūrėjom man, kad galiausiai subaigėm su kažkuo unikaliu. Na, ne tiek unikaliu, kiek įdomesniu. Todėl kviečiu žiūrėti, kada mes su Vytu šokom į mašiną, varėm į Marijampolę ir ieškojom pačio pirmo atsirinkto varianto, kuris buvo Toyota Celica 7 kartos, kurią greit pamatysite. Judam į kadrą. Nu, prašau. 1ZZ 103 beros kW. 1,8. Standartiški. Keblumai, kapotas, nekiaurai, blogiau yra čia. Čia labai prastai. Čia man labai nepatinka šitie bairiai. Tik čia, Vyti. Kaip tau atrodo, kas nesėdiniai? Čia buvo paravimas, faktas. Manas čia buvo kancaras. Aha. Tilpo? Tilpom. Kompartamentas čia, padeliai čia, bet pavaros tai hebra akmeninės. Gerąja prasme. Niekas neišėsta. Nu, čia dar tokie ornamentai, biškis spėjo gal kiba moteris vairavo, nežinau. Bet rukoriaus gyvenimas. Patarpu. Durys yra milžiniškos, ta prasme gigantiškos. Antena. Pasikėlė įdomu? Ne gal, tiesiog juokinga. Duslintuvas kiauras, tai skamba biški šudinai, bet juokingai to pačiu metu. Pati mašina šiaip viskas yra labai gerai. Truputėlis defektėlių, bet čia tokie, kur jau man asmeniškai yra dzin. Dėl smagumo. Problema yra šitos rūdis, bet dar atsik buvo tvarkytos, labai prastai. Tai šitos yra pačios blogiausios. Kapotas irgi ne kažką, nu bet nors kapotas galvočiau gali nusimti. Čia blogai. Buferis, dažytas šūdinai, o bendrai degimas jokių ženklų nedavė ką? Ai, davė. Marijampolės perliukai. Šūdai. Dėl ko tavo piktumas čia? Čia gražiai atrodo daiktas, tai nerčiau ir daugiau negu mano buvo. Dažniausiai tai būna. Štoka. Drikimą štoka. Nori? Oliva, šiautautas Baudžiūniui. 2,5. Green. Legacy, sedanas, 2,5, Volvanas, MX5, SLK, TT, SAP 9000. Nu, probos, ko nieks nenori. Z3. O, koža žiūrė kokia. Tokia ne... Fugis mirda viduje. Burp. Dėja, bet Marijampolė nieko gero nebuvo. Šiaip buvo, bet niekas, kas galbūt atitiktų biudžetą ar šiaip savo šiokius tokius lūkesčius. Todėl papasavom ir įdėjom toliau. Ir čia buvo tas toksai posūkis, kur staiga viskas įvyko šiek tiek netikėtai. Vietoj to, kad ieškotume automobilio man, tiksliau, aš savo, bet su pagalba, taip. Kažkaip tai šovo mintis, dabar neprisimenu kaip. Ir nusprendėm važiuoti pažiūrėti visiškai
kitokio automobilio, negu šiaip būčiau pats tikėjęsis. Šį kartą ne Marijampolė, tai buvo 2 valandų kelionė į vieną pusę į Šiaulius ir po to dar 2 valandos atgal. Mes buvom visiškai mažai miegoję, tiesiai po darbų, tiesiai į kelią, 3 ir važiavom pirkt šiukšlės. Arba kitaip, šiukšliuko. Oi, blet, jau prenumeratoriai auga. Dabar prie 133 žemaitės gali. Ai, Vytelė, eik Smirda. Ei, visai. Da pašal tu. Ai. Kokios nuotaikos? Aš nežinau, ką aš darau. Tai čia mes nežinom, ką darom. Kaip tau iš 3 asmens? Su jais? Tipo su jais. Su šitas smagiau. Nu, skirtumas. Ai, mums tai jau skirtumo jokio, žinok. Va, vyrai. Čersi. Reduktorius yra tikrai virintas, jau stikinam. Gal traukėsi visai, ne? Nu, jisai Kiek gali? Kažkiek. Kiek dar gyvybės turi? Ant 5 barų. O tai rankinuką užtruk tau, biškai čia, žinai. Gyvas. Rankinis gyvas. Aš negaliu, na, pažiūrėkit. Jam sunkiai su to reduktorium, labai sunkiai judėt. Po smirda benzo. Hebros. Blet, atsisėkit diržas. Atsisėkit. Tu durnas? Ach, ten. Katapulta čia pas mane. Jis pjaus. Čia problema, baisiai arti, baisiai arti, baisiai arti. Au. BMW svarbiausia, rankinis neveikia, dabar turiu sėdėti, laikyti, nes prispauda reikalai. Bet kol kas pirmi įspūdžiai, bimbalo. Bus matyk, ką mes iš jo išlaušim. Nuotaikos super. Hebra, lauks kontento. Nu! Aik tu! Istorija pasakoja pati save. Toli nuvažiavom. Bent toli nuvažiavom. Liko apie 15 minučių iki Kauno normaliai. Tai. Beveik, bet... Kas yra, mielasis? Žiūrėk, gerai rieda. Iki Mersos. Tikras BMW vairuotojas. Nu tikras, tapudovai čia. Šiukšliukas gyvas, baisiai kuro reikėjo. Nes kažkas mėgsta labai daug gerti. Čia žiauriai, 10 litrų reikėjo. Nors rašė dar yra. Kad užsikurtų, reikėjo 10 litrų turėti. Tai dabar poilsiausim. Čia buvo mūsų pirkinys. Tai nebuvo
kažkoks šiaip savo projektukas. Mes nusipirkom gryno šiukšlę, kurią šersim. Tai yra driftkaras, tai yra BMW EKM6 sedanas, 2 litrų atmosferikas, 6 cilindrai. Iš gamyklos gal tai kada ten ir buvo 110 kW, dabar neįsivaizduoju kiek, bet pakankamai, kad veltų. Apie vėlimą kitam kartui, šiam kartui nerodysim. Esmė yra tame, jog taip, čia yra naujasis kanalo automobilis, susipažinkite su šiukšliuku ir jis bus matomas daugiau. Jį įsigijom ne tik kaip žaislą, bet potencialiai gal kaip ir bazinį tokį pamatą, kažko išmok naujo, galbūt net kažko siek. Tegau apie jį kitoje serijoje, o šiam kartui ačiū, kad žiūrėjote ir laikas, subscribas. Davai.